Om Ajnantimidandasya Jnananjanachalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatyate Sadharine Vanshakalpatarubhyascha Kripasindubhya evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Deve Pranamami Hari Priye Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. It is truly an honor to be with all of you. Didelė garbė būti su visais jumis šį vakarą. Mano nuoširdi padėka Šriman Harivilas Ji, Kalyan Raman Ji ir taip pat visiems tiems, kurie padėjo organizuoti šį renginį. Ir ypatingai kiekvienam iš jūsų, kurie taip maloningai čia susirinkote šį vakarą. Manęs prašė pakalbėti truputį apie knygą, kurią aš parašiau, Kelionė namo, o taip pat tema širdies joga. Prieš kažkiek metų aš sėdėjau, galvodamas apie savo reikalus New Delio oro uoste. Tiesiog laukiau savo skrydžio, kuris, kaip galima buvo tikėtis, buvo atidėtas. Prie manęs priėjo moteris ir pasakė, kad aplinkos ir ekologijos ministras visai Indijai sėdėjo šalia manęs ir ji norėjo pakalbėti su manim. Po labai širdingo apsikeitimo pasisveikinimais ji pradėjo mesti visą eilę iššūkių. Ji sakė, ką jūs joga ir svami ir sadhoje darote dėl aplinkos.
The rivers are being polluted Upės yra užterštos. so much that they are Tiek literally užterštos, poisonous, kad jos iš and esmės yra tens and nuodingos ir millions of dešimtis people ir are milijonai drinking and žmonių bathing in geria ir that water every maudosi day. tame vandenyje kiekvieną dieną. Fish are dying in the Žvejai miršta oceans. vandenynuose. The air is polluted. Oras yra There's užterštas. massive amounts of toxic Yra waste being put daugybė into the earth, and you're toksiškų sitting in atliekų your ashrams užkasama and į in your žemę, o jūs forests, tiesiog sėdite savo meditating ašramuose and praying ir and medituojate chanting ir your meldžiatės ir mantras. kartojate What savo are you mantras, doing ką for jūs the darote ecology? dėl ekologijos. Aš tikėjausi, kad mane pakvies į lėktuvą, tačiau jie to nepadarė. Ir staiga žmonės pradėjo rinktis aplinkui mane, kad paklausyti, ką Sadu darys šitoje situacijoje. Aš atsakiau. Jei žmogus ant savo kūno turi pūlinių dėl kraujo ligos, taip, reikia kažką daryti su požymiais. Tačiau tuo pat metu, jeigu jūs nesurasite giliausios priežasties, šitie pūliniai vėl ir vėl ir vėl pasirodys. Panašiai, aplinkos užterštumas šiandieną. Mums reikia turėti reikalų su požymiais, be jokios abejonės, mums reikia valyti oro upes, tačiau kokia yra giliausiai priežastis? Tai yra tarša žmogaus širdies ekologijoje. Toksiškas godumas. Štai kas priverčia žmonės teršti pasaulį. Jeigu mes neišvalysime to, net jeigu išvarysite kiekvieną upę, vandenynus, visą žemę ir orą, garantuota, kad vėl visą tai bus užteršta. Giliausiai aplinkos problemų priežastis yra tarša mūsų protų ekologijoje. Dvasingumas, joga, tikroji religija yra skirti pasiekti šį tikslą. Sąmonės transformacija. Transformuoti pasipūtimą į nuolankumą, godumą į dosnumą. Savanaudiškumą į troškimą tarnauti nesavanaudiškai. Kiekviename iš mūsų yra gyvybės jėga. Bhagavad Gita paaiškina, Vidyavinaja Sampanė, tikroji išmintis nėra tiesiog rinkti duomenis smegenyse. Tikroji išmintis yra sugebėjimas pamatyti kiekvieną gyvą esybę lygių žvilgsnio. Ar žmogus yra vyras, moteris, juodas, baltas, rudas, ar jis turtingas, ar skurdus, iš rytų ar iš vakarų, iš vienos religijos, iš kitos religijos, ar be jokios religijos, ar jisai yra žmogus, ar dramblys, ar karvė, ar šuo, ar katė. Visur, kur yra gyvybė, ten yra šventa Dievo dalelytė. Bhagavad Gita Krishna paaiškina, aham bidža pradapita, aš esu motina ir tėvas visoms gyvoms esybėms. Sąmoninga gyvoji esybė kiekviename iš mūsų yra Satchit Ananda, amžina, kupina žinių, kupina palaimas, štai kas mes esame. Mes gyvename šventoje kūno mašinoje,
Matome akimis, klausome ausimis, ragaujame liežuviu, jaučiame per savo odą, galvojame smegenimis. Tačiau kas stebi, kas yra ta gyvybės jėga šiame kūne? Kas tai yra, kas padaro skirtumą tarp gyvo kūno ir mirusio kūno? Kai mes atpažįstame ir suprantame gyvybės jėgą mumyse, tai vadinama savęs realizacija, savęs pažinimu. Ir mes galime įvertinti ir pamilti nesąlygiškai gyvybės jėgą kiekvienoje gyvoje esybėje. Ir tada atsiranda tikra, gili, spontaniška pagarba gyvybei. Ir tame yra pasitenkinimas, kai mums nebereikia būti egoistiškais ir godžiais ir pavydėti. Mums nereikia varžytis dėl šito ego ir godumo vienas su kitu. Vietoj to mes galime turėti sveikas varžybas, kurios yra skirtos kiekvieno gėriui. Ir kol žmonės neišmoks šito meno, išvalyti širdies ekologiją, štai kam skirta malda, meditacija ir mantrų kartojimas. Išvalyti širdį nuo visų šitų anartų arba nepageidautinų purvinų dalykų, kurie verčia mus teršti kitus ir teršti pasaulį ir leisti tikrai meiliai, tikrajam aš, atmai, sielai, šviesti iš vidaus. Ir ką mes bedarytume, ar mes gydytojai, ar mes teisininkai, ar fermeriai, ar inžinieriai, ar politikai, ar kariai, ar namų šeimininkės, ar mokytojai, ar mokiniai, arba galbūt net ir svamiai. Ką mes bedarome, mes visi turime dirbti kartu dėl šito tikslo. Kai jie išgirdo tai, šita sąjungos ministrė sudėjo savo delnus ir pasakė: Svamidži, ačiū Jums labai, mes visi turime dirbti kartu. Ir tada visi aplinkui mane pradėjo ploti. Mano lėktuvas vis tiek buvo atidėtas. Indijoje taip yra. Yra gražus posmas Šrimad Bhagavatam, kurį Kalyani paminėjo. Ir aiškinama, kad aukščiausia dharma. Dharma reiškia aukščiausias užsiėmimas, aukščiausia religija, aukščiausias dvasinis kelias. Tai nėra būti hindu ar musulmonų ar krikščionių ar žydų ar džainų ar budistų ar sikų ar zoroastristų ar jogų ar joginį. Tikroji religija yra ta, kuri priartina mus prie sąmonės būsenos, kai mes norime tarnauti Dievui ir rodyti savo gailestį, užuojautą kitiems su besąlygiška meile. Besąlygiška reiškia, kad jos jokių būdų neveikia ir jai net trukdo savanaudiškumas, egoizmas ar bet kokios kliūtis, kurios atsistoja prieš mus. Mylėti Dievą
yra išreiškiama šiame pasaulyje kaip gili ir tikra užuojauta visoms esybėms, kur mes randame tokią savybę, ten yra tikroji religija. Nesėkmė, kadangi žmonės taip linkę tapatinti save su dirbtinais dalykais. Mano guru Šrila Prabhupada kartais sakydavo, kad žmonių civilizacija yra taip stipriai apsėsta nebūtinų būtinybių. Mes tapatiname save su ritualais, su vardais, su kolegomis, su kuriais mes bendraujame. Tačiau kokia yra esencija? Koks yra tikslas? Aš kovojau su šitomis mintimis visą gyvenimą. Šitoje knygoje Kelionė namo yra istorija apie tai, kaip aš tvarkiausi su šitomis mintimis. Aš gimiau 1950-aisiais Čikago. Kai man buvo 4 metai, mano tėvai nusipirko žemės sklypą ir pastatė namą už $2,000. Ir taip pat per 30 metų jie turėjo užmokėti $90,000. Jie galėjo savo tai leisti. Tai buvo vieta vadinama Highland Parku. Kai aš buvau mažas vaikas, kai kurie mano draugai, jų tėvai nekentė manęs ir netgi sakydavo, kad Dievas manęs nekenčia. Ir aš buvau visiškai pasmerktas pragarui, nes aš gimiau žydų šeimoje. Kai aš tai išgirdau, kai man buvo 7 metai, tai labai giliai įskaudino mane. Aš negalėdavau mąstyti apie tai intelektualiai ar filosofiškai ir suprasti to. Kad suaugę žmonės, mano draugų tėvai, jie galvoja apie mane tokiu būdu. Tai tiesiog keldavo man pasimetimą ir skausmą. Kas tai per Dievas, kuris įkvepia tiek daug neapykantos? Štai ką aš galvojau. Nes visi man sakydavo, kad Dievas yra meilės Dievas. Tačiau aš to nemačiau. Kai tapau vyresnis, tapau paauglys, tai buvo 60-ieji metai. Kas iš jūsų jau buvote šitoj eroj? Jūs turbūt žinote, koks neramus ir koks trikdantis tai buvo laikas. Vietnamo karas vyko visų tempu. Kai jums ateidavo 18 metų, jūs pakviesdavo į armiją, net jeigu jūs iš viso netikėjote karu. Jūs arba eidavot į karą tam, kad žudyti arba būti nužudytas. Tai yra žudyti arba būti nužudytu, arba jūs eidavote į kalėjimą. Tai buvo 2 pasirinkimai. Kai kurių mano draugų vyresnieji broliai buvo pasiųsti ten prieš savo valią ir nužudyti, arba jie grįždavo atgal visiškai traumuoti psichologiškai, arba narkomanai, arba sužaloti visam gyvenimui. Grand Parke per demokratinės konvencijas žmonės užduodavo daugybę klausimų.
Aš nuvykau tenai ir prieš mane panaudojo ašarinės dujas. Ir mane vaikė policija ginkluota lazdomis, kurie mušė žmonės brutaliai. Dievo malonė, aš greitai bėgiojau. Mums sakė, kad tai tie žmonės, kurie saugo mūsų laisvę. Ir tai neturėjo prasmės. Kai man buvo 15, aš turėjau darbą. Ir visi, aš ir mano draugas Geri, buvome iš pietinės Čikago pusės, afroamerikiečiai. Jie visi buvo mano tėvo amžiaus. Jie visi buvo tokie prislėgti skurdo. Rasiniai prietarai. Alkoholizmas. Aš galėjau matyti, jog jie visi yra geto kaliniai ir nebuvo jokios vilties ir galimybės šitiems žmonėms ištrūkti. Ir vis dėlto mes prisiekėme vėliavai, kad visi žmonės yra sukurti lygus. Ir tai neturėjo prasmės. Aš prisijungiau prie piliečių teisių judėjimo. Ir mane mėtė akmenimis, buteliais ir pomidorais, kai žygiavau šalia savo baltųjų brolių ir seserų. Kontrkultūroje mes auginame ilgus plaukus, ne kaip madą ir stilių, o kaip teiginį, kaip tvirtinimą apie tai, kuo mes tikime, kad turi būti pokyčiai šiame pasaulyje. Tai tiesiog neteisinga. Ir aš buvau kantrus. Aš girdėjau tvirtinimą, kuris labai giliai paveikė mano širdį. Jeigu tu neturi idealo, jei neturi idealo, dėl kurio galėtum numirti, tu tikrai neturi nieko svarbaus, dėl ko vertėtų gyventi. Aš norėjau surasti šį idealą. Po truputį aš pamačiau kontrkultūroje, kuri buvo pripildyta rokenrolo muzikos, marihuanos, LSD, laisvo sekso demonstracijų, anarchijos. Aš pamačiau tiek daug tų pačių dalykų, prieš kuriuos mes kovojame. Mes turėjome tai. Ir tikrai nebuvo didelio skirtumo, tai tiesiog buvo kita mada, kita priežastis. Aš girdėjau Gandžio žodžius. Būk pokytis, kurį tu nori pamatyti pasaulyje. Po truputį aš padariau išvadą, kad jeigu aš iš tikrųjų noriu būti šis pokytis, jis turi įvykti manyje, dvasinėme lygyje. Matydamas tiek daug persekiojimų, girdėdamas apie daugybę mano giminaičių, kuriuos nužudė naciai Vokietijoje, aš tikrai tikėjau, kad turėtų būti esencija bendra visoms didžiosioms pasaulio religijoms. Ir aš jutau desperatišką poreikį surasti ją. Kai man buvo 19, mano gyvenimo draugas Geri paskambino man, pakvietė mane susitikti į Džersį ir pasakė, Frankas ir aš už kelių dienų išvykstame į Europą vasaros atostogams, mes grįšime į koledžą. Tu turėtum keliauti su mumis. Aš pasakiau, kad aš neturiu pinigų, aš turiu šią vasarą darbą, aš negaliu išvykti. Jis pasakė, Frankas, jisai užmokės už mus abu, nes aš taip pat neturiu pinigų.
Aš pasakiau, o jeigu Frankas užmokės, aš vyksiu. Taigi mes už $65 nuskridome iš New Yorko į Islandiją. Tai Europą, aš manau. Ir tada mes pagavome kitą skrydį į Liuksemburgą propeleriniu lėktuvu. Mes buvom tokie laimingi. Tai buvo pirmas kartas, bet kurio iš mūsų gyvenimuose, kai mes iš viso išlipome už Amerikos ribų, užsienio šalyje. Pačią pirmą dieną Frankas parodė mums, kokias gyvenimo sąlygas jisai mums paruošė. Mes gyvenome mažytėje, vienvietėje palapinėje. Visi trys. O, palapinėje. Harry ir man tai buvo gerai. Mes buvome laimingi. Buvo visas vandenynas tarp mūsų ir mūsų tėvų. Ir mes galėjome daryti viską, ką norime. Pirmą dieną Frank apiplėšė. And he said, I'm going home. We can't make it pasakė, without any money. And he aš left that keliauju same day. namo, nes mes negalime nieko daryti be pinigų. Ir jis tą pačią dieną išvyko. O Haris ir aš pasakėme, o mes tiek tolimi nukeliavome ir čia ne pinigų reikalas. Mes ieškome, mes esam dvasiniai kelioniai. Ir mums tikrai reikėjo pasikliauti aukštesnėmis galiomis. Ir ilga istorija. Bet mes nusprendėme, kad mes tiesiog tranzuosime. Kas nors iš jūsų žinot, ką reiškia tranzavimas? Aš nežinau, ar šiais laikais tai yra daroma, kai jūs tiesiog stovite šalia kelio ir priklausite nuo bet kokio vairuotojo malonės. Ir mes nusprendėme, kas mus bepaimtų, kur jie bekeliautų, tai kur Dievas nori, kad mes keliautumėm. Iš Liuksemburgo mes atsidūrėm Olandijoje, tada iki Gaudas ir Amsterdamas, kuris 60-aisiais metais buvo didelė scena, ir tada mes žemyn iki Olandijos kyšulio per Anglijos kanalą, ir tada mes baigėme Airijos Baltojo roko festivalyje, didžiausias roko festivalis per visą kartą. Daugiau kaip 500 000 žmonių susirinko ir didžiausias grupės jos grojo ir aš atsimenu, kaip Jimis Hendriksas dainavo savo dainą ir garsiakalbiai tiesiog sproginėjo ir aš galvojau, kad mano širdyje yra šauksmas, kuris yra garsesnis nei visa šita muzika ir jis yra tylus. Ir jisai kviečia mane šalin nuo viso to, bet aš nežinau, kas tai buvo. Kelios dienos po šito festivalio Jimi Hendriksas mirė. Tiesiog už kelių kvartalų nuo tos vietos, kur aš buvau apsistojęs, gal už mylios, šalia Londono. Ir aš galvojau, jis turėjo nesuvokiamą talentą, šlovę, pinigus, viską, tai, ko kiekvienas norėtų. Tačiau jisai perdozavo. Ar jis buvo patenkintas? Mano viltis į kontrkultūrą mirė kartu su juo. Nuo to laiko aš pradėjau beveik visą savo laiką leisti katedrose, vienuolynuose, taip pat sinagogose ir muziejuose, bandydamas įsivaizduoti gyvenimą, bandydamas susijęti tai su savim. Ir tai yra ilga istorija. Tačiau palaipsniui Haris ir aš pradėjome gyventi urve, ant kalno, Graikų saloje Kretoje, prie pietinio kranto. Aš nuo to laiko gyvenau daug urvuose. Aš galėčiau tai įvertinti kaip 4 žvaigždučių urvą. Tai buvo mano urvinio žmogaus gyvenimo būdo pradžia.
Tačiau kiekvieną dieną aš lipdavau ant kalno viršūnės ir melsdavausi ir medituodavau ir skaitydavau dvasinės knygas nuo saulės patekėjimo iki saulės nusileidimo ir mes kartu su Hariu eidavom prie jūros kranto daryti tą patį. Ir tada mes susitikdavom urve ir aptardavom savo patirtį. Vieną dieną kažkas užvaldė mane. Praktiškai visą dieną aš meldžiau krypties, aš verkiau. Verkiau laukdamas žinios. Kai saulė nusileidinėjo, tai buvo pats gražiausias saulėlydis, kurį esu matęs. Indigo, auksinė spalva, gražios spalvos, ryškus dangus, viduržemio jūroje, saulės spinduliai šoko tokiu nesuvokiamai gražiu būdu bangose. Ta akimirką išgirdau tylų balsą. Tai buvo tylus balsas. Tačiau tai buvo pats galingiausias dalykas, kuris man kada nors atsitiko gyvenime iki to laiko. Kadangi aš žinojau, jeigu aš seksiu šituo balsu, aš niekada negrįšiu atgal ir mano gyvenimas niekada nebebus toks pat. Tai buvo tokia rimta kryžkelė. Balsas pasakė 3 žodžius. Eik į Indiją. Aš niekada gyvenime nebuvau sutikęs induso. Aš niekada nevalgiau indiško maisto. Aš neįsivaizdavau, kur yra Indija. Aš neturėjau žemėlapių ir negalėjau leisti savo nusipirkti vieną. Aš neturėjau nieko. Tačiau aš buvau pasiryžęs keliauti į Indiją. Aš grįžau į urvą. Tuo metu jau buvo tamsu. Degė maža žvakė, Haris sėdėjo meditacijoje. Aš pasakiau, Hari, kažkas nesuvokiamo atsitiko man šiandien. Haris pasakė man, kažkas nuostabaus šiandien atsitiko man. Aš paklausiau, kas? Jis pasakė, saulėlydį, aš išgirdau balsą. Aš paklausiau jo, ką balsas pasakė. Jis pasakė, tu nepatikėsi manim. Aš pasakiau, ne, aš tikrai patikėsiu. Jis pasakė, ne, tu nepatikėsi, tai per daug nesuvokim. Aš pasakiau, tiesiog pasakyk man, aš tikrai patikėsiu tavim. Jis pasakė 3 žodžius, ką? Mes buvom ant akmeninių grindų, aš mėgau šalia jo, jis pasakė, aš girdėjau šitą balsą, jisai pasakė man, eik į Izraelį. Aš negalėjau tuo patikėti. Aš pasakiau, ką, kur? He said, I told you you wouldn't believe me. I said, no, I believe you. I just didn't hear you properly. Where? He said, Israel. We should go to Israel together. I said, Gary. Aš pasakiau, Hari. He told me to go to India. Jis pasakė man keliauti į Indiją. India? Indija. Tada buvo visiška tyla. 20 minučių. Mes abu žiūrėjome į žvaigždės, apsvaigę ir pasimetę apie tai, kas čia vyksta. Ir tada aš pasisukau į Harį ir pasakiau, saulė patekėjus, aš iškeliauju į Indiją. Jis pasako, tu negali to padaryti, tu neturi pinigų. Tranzuoti Europai vienas dalykas, tačiau tranzuoti per vidurio rytų dykumas yra pavojinga. Tai išprotėjai. Aš pasakiau, aš žinau. Bet aš einu. Aš tikiu, kad jeigu aš tiesiog tranzuosiu į rytų pusę, Dievo malonę, kažkurią dieną aš atvyksiu į Indiją.
Ir jis pradėjo verkti, ir aš pradėjau verkti. Ir kai saulė patekėjo kitą rytą, mes vienas kitą palikom. Mes nežinojome, dar kada nors susitiksim. Daugybė dalykų įvyko. Keliaujant per Graikijos pakrantę, tranzuojant per Turkiją, Istambulą, į Ankarą, tada perkirsti sieną į Iraną. Vienaip ar kitaip, aš susitikdavau žmonės, kurie man duodavo pakankamai pinigų gauti vizą į sekančią šalį. Keliaudamas į Iraną, į Tabrizą, Teheraną, Mašedą. Mašede aš studijavau islamą, vadovaujant vienam islamo mokslininkui. Kai buvau Italijoje, aš studijavau krikščionybę su krikščionių vienuoliais ir šventikais. Ir aš gilinausi taip pat į judaizmą. Ir tada aš įžengiau į Afganistaną. Tranzavau iš Eirato į Kandaharą, į Kabulą. Tai buvo ypatingai gyvenimą keičiantis nuotykiai. Norėčiau pasidalinti tiesiog vienu įvykiu tarp daugelio. Kandahare vieną vakarą aš sėdėjau kartu su gal 5 tikrai skurdžiais afganistaniečiais. Tais laikais kiekvienas keliautojas, kadangi tai buvo pasaulio keliautojai, kontrkultūros laikai, jie neturėjo pinigų ir mes visi žinojom vienas kitą ir mes susitikdavom vienoj ar kitoj vietoj. Ir kiekvienas pažymėdavo, kokie draugiški ir kokie malonūs yra Afganistano žmonės. Tai buvo prieš tai, kai rusai įsiveržė į Afganistaną ir kai prasidėjo visas chaosas. Aš daug išmokau ir nesuvokiama pamoka iš mangusto, kuris miegojo mano ilgose plaukuose kaip lizde vieną naktį. Galite perskaityti knygą, jeigu norite sužinoti apie tai. Tačiau vieną vakarą aš sėdėjau nedidelėje užeigoje, kur pardavinėjo arbatą, gal su 5 vyrais, kurie buvo susiraitę ant purvinų grindų, gerdami arbatą. Ir šis berniukas, gal 16 metų, įėjo vidun. Jisai laikė nedidelę medžio šaką. Vienoje pusėje buvo surūdysi vinis su švininiu antgaliu. Ir ant švininio antgalio buvo laidas, kuris buvo prikaltas vienoje pusėje ir tada prikaltas kitoj pusėje. Ir tai buvo muzikinis instrumentas, jisai barškino šito instrumentu. Taip. Jis buvo visiškai išsekęs ir plonas. Jisai nežiojo. Bet kas iš tikrųjų privertė mano širdį virpėti, jis buvo aklas. Jo akis buvo ištinusios, iškraipytos ir bespalvės. Aš niekada nemačiau nepridengtų aklo žmogaus akių. Jis atrodė taip groteskiškai. Jis praktiškai neturėjo dantų. Kai jisai baršino savo instrumentu, jisai dainavo. Jisai dainavo apie savo meilę Dievui, Alachui. Kai jisai dainavo, šypsena ant jo veido, ašaros liejosi iš šitų akių.
Jis buvo kupinas nežemiško džiaugsmo, kuris nušvietė visą šitą mažytį kambarį. Ir visi mes buvome apstulbę. Mes negalėjome išeiti, kai jisai dainavo. Aš nežinau, ką jisai dainavo, bet aš galėjau jausti jo meilę Dievui. Ir aš atsimenu, kad tuo metu galvojau, aš niekada savo gyvenime nesutikau nei vieno, kuris atrodo toks laimingas kaip šis vaikinas. Ir tai buvo rimtas kultūrinis šokas tokiam amerikiečių miestiečiui. Nes aš galvoju visą savo gyvenimą, kad jeigu jūs turit gerą sveikatą, ar turit gerą išsilavinimą, ar turit turtų, prestižo, jūs būsit laimingi. Šis vaikinas neturėjo nei vieno šitų dalykų, bet jis buvo laimingesnis negu kiekvienas, kurį savo gyvenime mačiau, nes jisai ragavo atsidavimo viešpačiai saldumą savo širdyje. Ir jisai spinduliavo ir skleidė savo džiaugsmą saldumą visiems, kurie buvo aplinkui. Tai buvo kultūrinis šokas. Mano kelionėje tai reiškia didelius pokyčius manyje. Galiausiai aš atvykau prie Indijos pasienio. Aš sirgau tiek daug ligų pakeliui. Aš susidariau su daugybė pavojų. Tiek daug neįsivaizduojamų patirčių. Aš tikrai jutau, kad pasenau gal 30 metų per šiuos 6 mėnesius. Ir štai aš buvau galiausiai tiesiog keli metrai nuo Indijos. Viskas, kas tarp mūsų buvo, tai buvo imigracijos tarnautojas. Aš turėjau galiojantis pasą su galiojančia Indijos viza. Aš buvau pasidengęs dulkėmis. Aš svėriau gal 110 svarų, nes neturėjau pakeliui pakankamai maisto. Tačiau aš taip laukiau ir aš padaviau jom savo pasą. Ji pažvelgė į mane ir šaltai paklausė, kiek pinigų turi. Aš pasakiau, gerai, parodysiu viską, ką turiu. Ir aš pažvelgiau į savo nedidelį ryšulėlį, kadangi viskas, ką aš turėjau, mano miegmaišis buvo pavogtas pakeliui, bet aš turėjau mažytį ryšulėlį su knygomis. Aš turėjau tik tai drabužius, kuriuos dėvėjau. Aš atsimenu labai tiksliai. Aš turėjau 26 centus, gal 5 skirtingomis valiutomis. Jie pasakė, tau reikia minimum $200, kad patekti į Indiją. Aš pasakiau, na, taip, aš turiu vizą. She said, we have enough beggars, we don't want another one. Mums nereikia dar vieno. Go back. Eik atgal. Ir aš maldavau jos. Aš prašiau jos. Aš dariau viską, kas žmogiškose galiose, kad įtikinti ją, tačiau jie vis labiau ir labiau pyko, jinai laikė mane nepaklusniu. Ir galiausiai jie turėjo pakviesti sargybinius, kad atsukti į mane šautuvus, kad pasakyti man, kad eik lauk. Tai buvo neįmanoma. Prašau, supraskite šitą situaciją. Indija ir Pakistanas jau patyrė 2 karus. Jie buvo baisus priešai. Ir po metų, kai aš ten buvau, jie turėjo pradėti dar vieną didelį karą. Ir aš buvau žemėje be žmonių tarp šių dviejų. Aš turėjau tik tai vizą į vieną pusę į Pakistaną ir aš negalėjau grįžti atgal į Pakistaną. Ir aš negalėjau patekti į Indiją. Ir tai nebuvo viešbučio ar telefono būdelių šitoje žemėje be žmonių. Aš pakliuvau į spastus. Aš atsisėdau po medžiu ir tiesiog meldžiausi. Ir tada vėl grįžau prie imigracijos tarnautojos ir jį vėl mane vydavo šalia ir taip truko 6 valandas. Esat girdėję, kaip verkia vaikas?
Štai kaip aš verkiau. Aš šaukiau kaip šitas vaikas. Aš šaukiausi Dievo, kad man padėtų. Galima daug išmokti iš šaukiančių vaikų. Kai vaikas šaukiasi savo motinos, jis visiškai priklausomas nuo motinos malonės. Ir kai savo maldoje, kai mes giedame, mes galime melsti Dievą tokiu būdu, tada mes galime tikrai patirti Dievo buvimą. Aš šaukiausi tikromis ašaromis. Ir po 6 valandų, kai saulė jau turėjo nusileisti, pasikeitė sargybiniai ir atėjo labai stiprus aukštas sikas su turbanu. Ir ji parodė mane ir pasakė jam, neleisk jo vidun. Ji išvyko ir aš priėjau prie naujo tarnautojo. Ir dar prieš man parodantiems savo spasą, jisai pasakė, mane jau perspėjo apie tave, tu esi nesąmonė, tu esi parazitas, eik iš čia. Jeigu neparodys man $200, tu negali įeiti. Aš meldavau, prašau, suteikit man galimybę. Aš tiesiog noriu surasti jūsų didžios šalies išmintį. Aš noriu susitikti dvasinius jūsų šalies šventuosius. Aš pažadu jums, kažkurią dieną aš padarysiu gerą jūsų žmonėm, jeigu tiesiog man duosit vieną galimybę. Ir aš verkiau. Jisai ilgai ir sunkiai žiūrėjo mano akis. Ir tada jisai pasakė, kartais žmogus turi sekti savo širdim. Mano vyresnysis tarnautojas liepia man neleisti tavęs į vidų. Bet aš ruošiuosi teikti tau galimybę, kurios tu tai prašai. Ir tada jisai padėjo antspaudą į mano pasą. Jam buvo gal 60 metų, man buvo 19. Jis uždėjo savo ranką ant mano galvos ir pasakė, sūnau, surask to, ko ieškai. Sveikas atvykęs į Indiją. Aš nuvykau į Himalajus. Ir ten, aš atsimenu, pirmiausia pamačiau Gangos upę. Ir tada nukeliavau labai izoliuotas vietas Rišikėše ir sėdėjau prie Gangos ir tiesiog meditavau ir meldžiausi valandomis ir valandomis. Ir tada pamačiau vieną šventą žmogų, apsirengusi ilgais drabužiais, labai ilgais plaukais, barzda. Jisai ėjo prie manęs, žiūrėdamas į smėlį. Kai jis priėjo prie manęs, aš atsistojau, kad priimti jį. Ir jisai pasakė, tu nežinai manęs, bet aš žinau tave. Aš stebėjau tave. Tu esi nuoširdus. Nusimk savo vakarietiškus drabužius ir atiduok jos Gangai. Ir aš tau duosiu sadų drabužius. Aš paklausiau, kas yra sadhu? Jis pasakė, sadhu yra keliaujantis ieškotojas, tas, kuris ieško Dievo. Žmogus be namų, keliaujantis po pasaulį ieškodamas Dievo. Tai buvo panašu į tai, ką aš norėjau daryti. Bet aš tikrai buvau prisirišęs prie savo drabužių. Nes tai buvo vieninteliai drabužiai, kuriuos turėjau, aš neturėjau kitų drabužių. Aš turėjau pilkus džinsus su juodomis juostelėmis ir pilkus marškinius su juodomis juostelėmis.
Išmesti juos į Gangą. Aš pasižiūrėjau į drabužius, kuriuos jis ruošėsi man duoti. Tai buvo tiesiog 2 medvilnės audiniai. Aš negalėjau įsivaizduoti, kaip aš juos užsidėsiu. Ir tada aš nusimoviau savo kelnes. Juos nunešė labai greita srovė. Ir tada jis man pasakė, aš turiu pasiūlyti Gangai taip pat ir savo apatinius drabužius. Tai pradėjo darytis rimtu testu. Mano apatiniai drabužiai, aš buvau įsitikinęs, kad nėra nieko panašaus į tai, 1000 mylių aplinkui, ir aš niekada jų nebegausiu atgal. Čia fruit of the loom, apatinės kelnaitės. Jisai davė man šitą medžiagos gabalą, apvyniojo aplink mane ir pasakė, dabar nusiimk savo apatinius. Viskas. Ir aš apsivyniojau vieną medžiagos gabalą aplink savo liemenį ir tada apsivyniojau kitą medžiagos gabalą viršutinę kūno dalį. Ir tada jisai man davė šitos 2 medžiagos gabalėlius pasidaryti apatinius. Tai buvo juosmens raištis. Kaupina, hindi kalba. Ir tada jis pažvelgė į mane ir pasakė, Ganga taps tavo motina. Jie skleis tau tai, atėjus laikui. Ir tada jis nuėjo. Ir nuo to laiko aš daugiau jo nemačiau. Tačiau aš nusprendžiau sėdėti ant uolos Gangos upės vidury ir medituoti ir melstis nuo saulės patekėjimo iki saulės nusileidimo kiekvieną dieną. Ir po to aš atradau urvą miške Himalajuose. Tai buvo 2 žvaigždučių urvas. Labai paprastas. Aš ten gyvenau. Kai aš sėdėjau ant šitos uolos, man atsiskleidė pačios ypatingiausios pamokos, kurias būtų labai sunku aprašyti per trumpą laiką, kurį mes turim šį vakarą. Tačiau aš atsimenu, kaip aš stebėjau Gangą. Ji buvo tokia graži, krikštolinio tyrumo, gili akvamarino melsvumo, tekėdama tokia greita srove. Ir sūkuriai ir raibuliai, jos bangose buvo tokie gražus, aš galvojau, jog žmogus, menininkas negalėtų pagauti šito tikro grožio, kurį aš matau dabar. Tačiau šito grožio prigimtis, kai tik tai šis grožis sukuriamas, jis iš karto išnyksta. Jis visą laiką keičiasi. Ir kokią pamoką aš iš to išmokau? Lygiai taip pat kaip gyvenimas. Viskas, kas yra gražu, ar viskas, kas nėra gražu, ką mes bematome, viskas pastoviai keičiasi. Tačiau tiesos tėkmė yra pastovi. Ir jeigu mūsų laimė yra grindžiama šiais visą laiką besikeičiančiais pasireiškimais, mūsų laiminė yra labai trumpalaikė. Tačiau iš tikrųjų, jeigu mes galime įsiklausyti ir atrasti laimę šitoje tiesos tėkmėje, kuri grindžia gyvenimą, tada kas beatsitiktų paviršiuje, mes visada būsim laimingi. Ir vieną dieną aš galvojau, kaip motina Ganga, jinai teka žemyn nuo aukštų Himalajų viršukalnio iki pat jūros, Bengalijos įlankoje, 1000 su viršum mylių. Ir pakeliui yra daugybė kliučių.
Milžiniškos uolos įkritusios į jos tėkmę, masyvus medžiai, kalnai. Tačiau vienai per kitaip motina Ganga, ar jinai teka per viršų arba aplinkui, arba po visomis kliūtimis, kurios yra jos kelyje. Ir panašiai, jeigu mes norime pasiekti savo tikrųjų siekių gyvenime, jūrą, mes niekada neturėtume prarasti drąsos, niekada neturėtume pasiduoti. Visą laiką turime turėti viltį ir vienaip ar kitaip judėti pirmyn, virš, po arba aplinkui, bet kokie kliūtis, su kuria susidurime, ir nieko nėra neįmanomo. Dievo malonė. Kelionėje namo aš pasakoju daugybę tokių pamokų, kurias išmokau iš Gangos. Ir aš supratau, kad jinai yra mano motina. Kiekvieną dieną aš tiesiog gerdavau jos vandenį ir jinai maitino mane. Ji maitino mane tokia nesuvokiama išmintim, daugiau išminties, negu aš išmokau visose savo mokyklose. Tai pakeitė mano gyvenimą. Ir Gangos upės giesmės nuostabus garsas pakeitė mane. Kiekvieną dieną po saulės nusileidimo pakeliui į mano urvą vienas žmogus, kuris pardavinėjo daržoves, duodavo man morką. Taigi, morka ir Gangos vanduo buvo mano dieta tą mėnesį. Aš buvau toks laimingas. Tačiau po to, kai baigėsi mėnuo, aš neturėjau kalendorius, nežinau, kad tai buvo mėnuo. Aš nusprendžiau nutraukti savo badavimą. Ar norėtumėt išgirsti šitą istoriją? Tai istorija, kurios aš niekada nepamiršiu. Vieną dieną, kai aš vaikštinėjau aplinkui po miestą, aukščiau Rišikešo, aš pamačiau žemės riešutų pardavėją. Ir visą savo gyvenimą aš mėgau žemės riešutus. Ir šis žmogus, jisai kepino juos šviežius, smėlyje, šalia kelio, su karšta ugnimi. Ir aš turėjau tik tai vieną rupiją, kurią man kažkas davė. Tais laikais tai buvo lygu 7 centams. Ir aš galvojau, aš norėčiau gauti truputį žemės riešutų už 7 centus, kad nutraukti savo badavimą po to, kai mėnesį laiko valgiau tik tai morkas. Taigi aš daviau jam rupiją ir jisai pradėjo lipdyti kartu laikraščius ir padarė didelį prekių maišelį tokio didumo ir pripildė jį iki pat viršaus šviežiai iškeptais žemės riešutais sukiautais. Aš buvau toks laimingas. Tačiau sadų paprotys yra tai, kad jūs nevalgote viešumoj. Todėl aš pasiėmiau šitos žemės riešutus atgal į savo urvą. Džiunglėse pakeliui namo sutikau didelį, rudą patiną beždžionę. Jis šoka tiesiai ant kelio priešais mane. Ir atrodė labai piktas. Jis rodė man savo iltis, savo žalias akis, raukėsi priešais mane. Jis buvo dar vienas imigracijos tarnautojas. Ir aš visą laiką turėjau problemų su imigracijos tarnautojais, visur, kur benukeliaudavau. Jisai šoko priešais mane šaukdamas, rodydamas savo dantis ir pašoko ir spyrė man savo užpakalinėmis kojomis labai stipriai ir jo veidas buvo keli coliai nuo mano veido. Tada jisai pasičiupo maišą su žemės riešutais ir pabėgo. Keli žemės riešutai nukrito ir aš jau norėjau pasiimti juos ir 3 mažytės beždžionėlės pasičiupo tos žemės riešutėlius ir pabėgo. Ir aš nebeturėjau nei vieno riešuto.
Ir aš galvojau, koks aš nesėkmingas. Nes aš taip tikėjausi, taip laukiau ir toks algis, mano skrandis vartėsi, norėdamas tų riešutų. Ir tada aš pagalvojau, ką aš turėčiau išmokti, tai yra svarbiausias dalykas gyvenime, kas beatsitiktų, kokią išmintį mes iš to galime gauti, kaip mes augame. Aš palyginau su visa savo patirtimi, kurią turėjau, su dvasiniais jausmais. Visi tie dalykai šiame pasaulyje yra kaip žemės riešutai. Ir kaip žmonės, jie meluoja, jie verkia, jie miršta dėl šitų kelių žemės riešutų. Tačiau jie nežino, kad bet kurią akimirką beždžionė, kažkieno tai godumas arba mirties beždžionė, jinai pavogs visus mūsų žemės riešutus, kas tikrai yra svarbu gyvenime. Žinote ką? Tai įvyko prieš 41 metus ir aš vis dar tebelaikau šitą beždžionę patiną vienu iš savo gyvenimo gurų. Už tai, kad išmokė mane, kuo aš tikrai turėčiau tikėti, kas turi tikrą vertę. Kaip ten bebūtų, aš pradėjau gyventi su Maharishi Mahesh Yogu, tada aš gyvenau su Swami Chidananda ir tada gyvenau su Swami Rama ir Jai Krishnamurti ir Swami Sachidananda ir daugybė kitų Ananda Maima. Aš gyvenau su daugybė šventųjų Indijoje, jie elgėsi su manim kaip su savo vaiku. Aš gyvenau urve su vienu jogu vardu Tatvala Baba. Man sakė, jisai buvo didžiausias jogas visose Himalajuose ir jisai sėdėjo meditacijoje kartais 10-12 valandų per dieną net nejudėdamas, neeidamas į tualetą net. Ir aš sėdėjau šalia jo, bet aš kartais judėdavau, bet tiesiog sėdėdavau šalia urve. Tai buvo tikrai įdomi patirtis. Ir po to, kai aš palikau jį, aš nukeliavau aukščiau į Himalajus ir aš papasakosiu keletą istorijų, nes aš manau, aš jau turėčiau greitai baigti. Nieko, jeigu papasakosiu dar keletą istorijų. Aš lipau truputį aukščiau į kalnus. Aš buvau vienas. Priėjau vieną laukymę miške. Tai, ką pamačiau, mane išgąsdino. Ten buvo žmonės, kai kurie skarmalose, kai kurie nuogi, išsekę, visiškai skurdus, tiesiog gyveno ant žemės. Kai kurie iš jų pasidarė žemėje duobes ir užsikasė žemėmis, apsisaugoti nuo Himalajų naktų šalčio. Bet kas mane labiausiai pritrenkė, dauguma iš jų neturėjo pirštų, jų veidai buvo deformuoti ir jų nosis buvo ištirpusios. Aš patekau į raupsuotojų koloniją ir staiga gal 20 šitų raupsuotojų apsupo mane taip ankštai, kad aš net negalėjau pajudėti ir jie kišo savo kraujuotus pirštus į mano veidą ir šaukė. Bakshish! Bakshish! Tai reiškia, duok man išmaldą. Aš neturėjau nieko. Aš net neturėjau žemės riešutų. Bet aš nekalbėjau jų kalbą ir jie nekalbėjo mano kalbą ir jie negalėjo patikėti, kad baltas žmogus neturi nieko. Jie nepaleido manęs. Jų kvėpavimas, jų irstančios mėsos kvapas, aš svaigau, man buvo silpna ir jie kišo savo kruvinus pirštus į mano veidą. Ir aš atsimenu, kad galvojau, raupsai yra užkrečiami ir jie visur aplink mane ir man gali tekti likti su jais mirti. Aš buvau pasimetęs.
Ir galiausiai jie visiškai apieškojo mane ir pamatė, kad aš nieko neturiu ir jie mane paleido. Aš žengiau keletą žingsnių, pažvelgiau į kairę pusę ir sustojau apstulbęs. Pamačiau seną, raupsuotą moterį, kuri gulėjo ant šono. Vargu ar jinai turėjo plaukų ant galvos, neturėjo dantų, nosies, piršto, kojos pirštų, jos veidas buvo visiškai deformuotas. Ji žiūrėjo į mane. Ji žiūrėjo į mane su motinos užuojauta. Žvilgsniu jie jautė skausmą, kurį jos žmonės sukėlė man. Ir savo žvilgsniu ji prašė atleidimo savo žmonių vardu. Jos akyse aš pamačiau motinos meilę. Aš pajutau, čia buvo žmogus. Visą tai, ko jinai norėjo savo gyvenime, tai duoti motinos meilę iš savo širdies kažkam, kas norėtų ją priimti. Galbūt 20, gal 30 metų niekas nepriėmė iš jos tas meilės. Tai buvo tarsi jinai meldė manęs tiesiog priimti tą meilę, kuri norėjo jinai kažkam atiduoti. Ji pakėlė savo ranką be pirštų, kad palaimintų mane. Ir aš pribėgau prie jos, nukritau ant kelių ir pakišau savo galvą po jos ranką. Ir aš girdau, kaip jinai sako hindi kalba vėl ir vėl. Lai Dievas laimina tave, mano vaikė. Lai Dievas laimina tave. Lai Dievas laimina tave. Ir aš pažvelgiau ją. Aš pamačiau ekstazę jos veide. Davimo džiaugsmą. Jūs gal nesuprasite. Ir aš negalėjau suprasti to. Bet aš galiu jums pasakyti, kai aš žiūrėjau į jos veidą, matydamas tą jos motiniškos meilės džiaugsmą, aš galvojau, ji yra pati gražiausia asmenybė, kurią sutikau savo gyvenime. Po to, kai aš ją palikau, mes abu verkėm. Aš nuėjau prie upės ir mąsčiau, kas yra tikrasis grožis. Tikrasis grožis yra širdies meilė. Tikrasis grožis nėra tiesiog išorinės savybės, kurios visą laiką keičiasi pas žmogų. Ir jeigu mes tik tai galėtumėm susiliesti su to grožiu savyje, jeigu mes galėtumėm susiliesti su tuo grožiu kituose, tai būtų tikri santykiai, gilūs santykiai, dvasiniai santykiai. Aš ėjau toliau ir susitikau vieną sadhu vardu Kailash Baba. Jisai buvo milžiniškas žmogus, galbūt 6 pėdų aukščio. Buvo sadhu kalnas. Jam buvo jau 60 metų turbūt. Žmonės man sakė, kad jam gal 100 metų, bet jis atrodė kaip 60. Jisai gyveno džiunglėse nuo 12 metų amžiaus. Jis elgėsi su manim kaip tėvas su savo sūnum. Jis mokė mane, kaip gyventi džiunglėse. Kokius lapus, augalus ir vaisius jūs galite valgyti. Jeigu susirgsite, kokius vaistus galima vartoti. Miške. Kaip prašyti išmaldos garbingai. Kaip rodyti pagarbą Saulei, mėnuliui, kitiems žmonėms, kaip mylėti ir gerbti savo kaimynus miške, tai buvo leopardai, laukiniai lokiai, laukiniai drambliai, panteros, skorpionai, kobros ir daugybė uodų. Jis sakė man, kad šitie laukiniai gyvuliai kaip leopardai ir kobros, jeigu tu bijai jų,
Jie puls tave ir tu mirsi, nes jie visur čia aplink. Bet jeigu tu juos myli ir gerbi juos, siela juose, ir tu suteiki jiems jų erdvę, tada jie tau taip pat suteiks erdvę ir gyvens kaip kaimynai. Jisai sako, aš tai darau jau 50 metų. Tai buvo greitas kursas, kadangi kai jis man pasako šitos dalykus, ten buvo gyvatės ir kobros ir leopardai. Aš išmokau tiek daug iš jo, bet įdomu, kad jis nekalbėjo nei žodžio angliškai ir aš nekalbėjau nei žodžio hindi. Bet jisai mokė mane savo gestais, savo žvilgsniais. Ir aš tada supratau, kad tikrasis mokymas yra iš širdies į širdį. Jeigu mokytojas tikrai giliai rūpinasi, kaip suteikti gėrį savo mokiniui, tuomet tai gali įveikti visus barjerus, net ir kalbos barjerą. Komunikacija tarp širdžių, kadangi jis rūpinosi ir aš norėjau išmokti, ir jis labai giliai rūpinosi manim. Galiausiai, apkeliavęs Himalajus, aš nusileidau į lygumas. Ir aš nukeliavau į Bodh Gayą, tą vietą, kur Buda pasiekė nušvietimą. Aš meditavau po medžiu, po kurio sėdėjo Buda. Ir mokiausi iš Zen budizmo mokytojų ir Tibeto mokytojų ir Birmos budistų mokytojų. Ir tada aš nukeliavau į Kalkutą, kur apsistojau su motina Teresa kuriam laikui. Tada aš keliavau į kitą pusę, į meditacijos kursus Mumbajuje. Tais laikais jis vadinosi Bombėjus. Ir aš meditavau gal 12 valandų per dieną mažytėje palapinėje su budizmo meditacijos mokytoju. Ir vieną dieną aš tiesiog nusprendžiau pasivaikščioti. Aš tiesiog vaikščiojau, aš buvau basas, turėjau tos pačius senus drabužius, kuriuos man prieš metus davė, senas sado, aš vaikščiojau. Buvo labai pilnas gatvės, aš priėjau prie šviesoforą ir pamačiau milžinišką ženklą, kuris sakė, taip, jisai reklamavo dvasinį festivalį ir aš nuėjau ten. Tai yra ilga istorija, bet aš tiesiog norėjau artėti prie jos pabaigos. Aš susitikau keletą žmonių ten. Ir jie buvo labai draugiški, labai puikus ir jie pasakė, kad jau guru kalbės vakare. Buvo milžiniška palapinė parke Mumbajaus senamiestyje, kuris vadinasi Cross Maidan. Ir gal 20 000 žmonių susirinko šitoje palapinėje. Aš tikrai buvau labai drovus tais laikais. Tebesu toksai, tačiau bent jau apsimetu, kad nesu toks kartais. Ir aš stovėjau pačiam gale, kur buvo susirinkę 20-30 tūkstančių žmonių, kai kurie sako, kad ten buvo 30 tūkstančių, kai kurie sako, ten buvo 20 tūkstančių. Aš tiesiog žinau, kad ten buvo didelė minė ir visi sėdėjo ant žemės ir buvo scena, ten kažkas giedojo ir tada ant scenos užlipo guru. Jisai tiesiog nušvietė visas kryptis savo nuolankumu, savo išmintim. Jame buvo tiek malonės. Jis surinko visą šitą minią. Ten vyko giedojimas. Ir jisai pakvietė vieną savo asistentų ir pasakė kažką jam į ausį. Tada šis padėjėjas nuėjo prie scenos krašto ir pradėjo kažkam tai signalizuoti, kad kažkas ateitų. Jis mojavo ranką, bet niekas neatėjo. Tada jis nusileido. Jisai nuėjo į minią. Visą atstumą iki galo. Jisai priėjo tiesiai prie šito mažyčio manęs, kuris tiesiog galvoja apie savo reikalus galinėme kampe. Jisai paėmė mane už rankos ir pasakė, Šrila Prabhupada nori, kad tu sėdėtum šalia jo.
Aš pasakiau, kaip jisai mane žino. Jis man nieko neatsakė, jis tiesiog nutempė mane. Kaip jūs galite matyti, iš to, ką aš iki šiol pasakiau, aš gana tampamas buvau tais laikais. Ir jis nutempė mane per visus šitos tūkstančius ir tūkstančius žmonių ir nuvedė mane tiesiai ant scenos. Ir atvedė tiesiai prie guru, Šrilas Prabhupados. Jisai taip šiltai ir taip gailestingai pasveikino mane. Ir pakvietė atsisėsti šalia jo. Tai buvo mano pirmasis susitikimas su mano mylimuoju dvasiniu mokytoju. Aš pasilikau su juo gal 14 dienų, bet aš nepripažinau jo kaip savo guru. Mano širdis sakė, tai tavo guru, bet mano protas ir mano intelektas sakė, ne, tu turi pamatyti daugiau. Aš atsisveikinau su juo ir jis palaimino mane tokiu ypatingu būdu. Ir tada aš nukeliavau į Ganešpurį, kur aš buvau su Svami Muktananda. Ir tada aš nukeliavau į viršų į Dharmašalą, kur gyvenau su Dalai Lama. Ir aplankiau daugybę kitų vietų. Ir aš papasakosiu jums dar vieną istoriją. Ar turi laiko, ar jau viskas baigėsi? O jau baigėsi. Aš negaliu jums papasakoti. Dar vieną, gerai. Aš buvau Nepale ir aš buvau ryžių lauke. Ir tai buvo toks didelis, kad nebuvo jokių namų, medžių, buvo tik tai ryžių laukas. Ir žinot, kaip atrodo ryžių laukai per liūčių sezoną, tai būna tirštas, skystas purvas, kur auga ryžiai ir yra mažyčiai ploni krašteliai, per kuriuos jūs galite eiti. Ir aš mačiau, aš ėjau Katmandų slėnyje, kur yra Svajambunat, pamačiau didžiulį lietaus debesį, kuris jau formavosi danguje. Aš ieškojau prieglobsčio, nes aš turėjau tik tai vieną drabužių rinkinį, bet nebuvo nieko. Absoliučiai nieko nebuvo, kiek akis galėjo matyti išskyrus vieną mažytę seną žmogelę, kuris turėjo skėtį. 100 jardų nuo manęs. Ir aš bėgau. Stengdamasis neįkristi į ryžių lauką, nepaslydęs ant kraštelio, ir aš pribėgau prie jo ir mes stovėjom po to pačiu skėčiu ir jis ėjo ir aš ėjau paskui jį. Ir aš taip pat nelabai sušlapau, nes aš buvau tiesiai už jo ir jis net nesisuko į mane pasižiūrėti, kas aš buvau, nes aš manau, jis bijojo taip pat paslysti. Buvo baisi audra. Gal po 20 minučių lietus nurimo ir aš pasakiau ačiū. Ir jis atsisuko į mane. Ir mes abu užspringom. Ir jis numetė savo skėtį į purvą. Tai buvo Haris. Mes neturėjom jokio ryšio. Gal metus laiko. Ir mes buvom vieninteliai 2 žmonės visame šitame ryžių lauke. Ėjome po to pačiu skėčiu ir mes net nežinojom to. Kaip ten bebūtų, mes apsikabinom. Ir jisai papasakojo man, kaip jis nukeliavo į Izraelį. Jisai dirbo kabucams metus laiko ir tada jisai sėdo į autobusą, kuris vadinasi magiškas autobusas. Jisai nukeliavo iš Amsterdamo į Delį. Jisai sėdo į magišką autobusą, bet aš negalėjau sau leisti jokių stebuklingų autobusų. Galiausiai aš atvykau į labai gražų Vrindavano miestą, Bhakti kraštą. Bhakti yra širdies joga, meilės joga. Bhakti yra kelias, kurį mano studijos parodė kaip pačią visų didžiųjų religijų esmę. Bhakti yra pasiaukojimas.
Viešpats Čaitanija ir mano guru, kurį aš sutikau vėliau Vrindavane, mokė mane, kad Nityasiddha Krishna prema sajja kabunoi sravanadi sudhi cheti kodiye yudoi. That prema, love of God, meilė Dievui, is within the heart of everyone. Kiekvieno širdyje. It is our true nature. Tai mūsų tikroji prigimtis. Essence. Tai yra mūsų esencija. It is our Tai highest yra aukščiausia mūsų galimybė. And it is forever. Ir ji yra amžiams. Ją tiesiog reikia pažadinti. Bhakti yra procesas, kuris išvalo mus nuo visų tų dalykų, kurie trukdo šitą meilę mūsų širdyje ir pažadina šitą meilę. Ir kirtanas arba šventų vardų giedojimas tai yra dieviškas garso virpesys. Dievas nesiskiria nuo Dievo vardo. Ir tie virpesiai, šitos mantros, jos pažadina meilę, kuri yra mumyse. Ir kai meilė Dievui pabunda mūsų širdyje, ji pasireiškia kaip gailestis visoms gyvoms esybėms. Nėra didesnio džiaugsmo, nėra didesnio išsipildymo, nei susiliesti su šitą meilę. Pats didžiausias kiekvienos gyvos esybės poreikis yra mylėti ir būti mylimam. Kodėl? Kadangi tai yra mūsų prigimtis. Mylėti Dievą visų patraukliausiai, visų gražiausiai. Ir jausti beribę Dievo meilę. Ir būti šitos meilės instrumentu. Ir ką mes bedarytume. Ar mes esame inžinieriai, ar verslo žmonės, ar mes esame žemdirbiai, daktarai, ar teisininkai, ar politikai, studentai, mokytojai, namų šeimininkės ar svamiai. Kas mes bebūtume, mes galime išreikšti savo meilę Dievui ir gailestį visiems, jeigu mes prisiliečiam prie šitos esmės, kuri yra mumyse. Bhakti yra būdas įsiklausyti į malonę, kuri yra mumyse visuose ir persmelkia visą visatą. Bet vienaip ar kitaip mūsų sąmonė klausosi į daugybę kitų dalykų. Kai mes įsiklausome, mes atrandame kažką tokio gražaus. Vrindavano žemėje aš atradau, galima sakyti, tai buvo atskleista man. Tai, ko aš ieškojau, dėl ko aš verkiau, ko aš ilgėjausi. Tai yra meilės joga. Ačiū Jums labai labai.